Vėl čia susigaudyti. Čia jau kaip psichologija įsijungia, bet nepriekaištingumo kalbėjime šitą mūsų yra labai labai svarbus irgi etapas. Ypatingai svarbus. Man matai, kaip pas mane šitą žiūrėjau. Pabudimo etapai. Ir pabudimas visą laiką eina kartu su, tai ką aš jau pavadinu dabar, personos mirtimi. Tai simbolinis, aišku, žodis. Persona. Jinai nori būti individuali visiškai. Aš tik tai aš. Eina iš zoologinio. Persona yra zoologinis konstruktas. Iš zoologinio proto esmės suformuota yra persona. Jinai gyvena, čiut persismelkia fizinė kūno instinktų, būti, gyventi. Jinai tada bijo mirti. Ir va šie dalykai irgi, kad, sakom, pabudinėja, patiria. Su grėsme net patiria, kaip savį išgyvena, kaip nenori mirti jo persona. Kai vyksta prabudimas tikrasis, tą supranti, kaip jinai priešinasi, nes tau tikrai pradeda atrodyti, kad kažkas tai vyksta siaubinga. Siaubinga, totali griūtis. Ir kaip jinai vyksta? Kaip įvyksta šitą griūtis? Sakom, pabudimo bendrieji tokie reikalavimai, besąlyginė meilė tiesai. Kas čia per reiškinys? Besąlyginė meilė tiesai. Kaip suvokėt, kas nors gali pasakyti? A kas ją gali trukdyti priimti? Išankstinės nuostatos, tai ką vaikai bando, tai kas nemalonu, ta pati persona. Paulius dėda gerą tašką iš personos išeina motivacijos. Nes besąlyginė tiesa, besąlyginė meilė tiesai, neišvengiamas tiesos pažinimas visą laiką prives prie personos mirties, neišvengiamai. Supranti? Dalykas yra paprastas, nes tu suprasi, būtinai suprasi, visi čia jau esatys turbūt ir suprantat, kad aš nesu persona, supranti? Aš ją turiu. A iki šiol, iki pabudimo vadinamo, visi įsivaizdavo ir gyvena, kad jie esti personos. Supranti? Ir tu gyvenai personos interesais. Tai besąlyginė meilė tiesai susipjauna dažnai. Su besąlyginė meilė tiesai. Kaip Ošo yra, kažkur ten pasakęs, dar pasiteisė, išminčius, sako, geriau mirs, negu tarnaus sistemai. Velniam kažkokiam, kažką tai, supranti? Niekada už nieką, niekaip, supranti? Jam tai yra absoliučiai nesąmonė su nieku. Все.